į rojų savo noru, pėsčiomis. Toks jausmas užvaldo sielą ant nesibaigiančių smėlio kopų, prie beribių vandenų, po aukštu dangumi. Čia viešpatauja ypatinga tyla. Stebuklingos, niekur kitur nematytos smėlio, marių ir jūros spalvos pakelia aukštai virš kasdienybės, palikdamos dvasinę šventę visam gyvenimui. Net šviesa čia kitokia. Kas čia kartą buvo, tas būtinai ir vėl sugrįš. Dideli žmonijos garsuoliai Tomas Manas, Zigmundas Freudas, Žanas Polis Sartras žavėjosi Kuršių nerijos gamta, vadino ją nepakartojama. Jos nepamirštamą poveikį būtina patirti kiekvienai grožį atvirai sielai. Kelionė į Kuršių neriją – tai kelionė į save, tai įsiklausimas į savo sielą, nuostabios Dievo kūrinijos apmąstymas. Gamta čia tarsi subtiliausia simfonija. Saulė, smėlis ir vėjas kuria vis besikeičiantį paveikslą, kopų raštai mainos kas valandą, o gal kas akimirką. Čia vieta, kur negalima skubėti, kur netinka garsiai kalbėti, kaip bažnyčioj. Bene aukščiausios Europoje virš marių vandens iškilusios kopos. Vienos gyvos, kitos mirusios. Žodis mirusios čia nėra baisus, atvirkščiai jis reiškia ramybę ir taikumą. Smėlis sustabdytas. Jis nebekeliauja, ties skaičium 14 sustojo užpustytų kaimų vardai. Žmogus, sodindamas atspariasias pušis, suvaldydamas pragaištingą smėlio siautimą, atnešė į kaimus ramybę, bet kopoms parašė nuosprendį. Jos žemėja tiesiog akise. Milžinė deivė Neringa, gindama nuo kilusios audros savo mylimąjį žveją naglį, atnešė prijuostėje smėlio ir supylė pylimą, atitverdama blaškomą laivelį. Taip atsiradusi juosta, pusiasalis tarp Baltijos jūros ir Kuršių marių, besitęsęs nuo Klaipėdos iki Karaliaučiaus prieigų. Mistiškai Kuršių nerija atrodo iš lėktuvo, tai spindinčio smėlio, tai žalių miškų karalija, kurią skalauja marių ir jūros stichijos. Jeigu pradėtume kelionę nuo paties Kuršių nerijos smaigalio prie Klaipėdos, patektume į viduramžiais švedų statytos tvirtovės griuvėsiuose įkurdintą Lietuvos jūrų muziejų akvariumą, bei puikiais delfinų pasirodymais garsėjantį delfinariumą. Keliaujant pietų link, galima rinktis vaizdingą vingiuotą kelią skirtą automobiliui arba laivą Mecklenburg. Abu kartus neapsiriksit. O turint laiko, galima keliauti dviračiu ir net pėsčiomis. Ypatingas Neringos miestas, įkurtas prieš pusę amžiaus,
su globėjišku tikslu, kad ši apie 100 kvadratinių kilometrų žemė turėtų kuo daugiau svarių teisių. Apsupti miškų, tolokai vienas nuo kito įsikūrė 4 miesteliai: Juodkrantė, Pervalka, Preila, Nida. Jie visi jungiasi po administraciniu arba savivaldos vienetu vadinamo Neringos miestu. Tuo pačiu viso miesto teritorija yra ir Kuršių Nerijos nacionalinis parkas, kurio uždavinys saugoti nepaprastai jautrią Nerijos gamtą. Lapnugario, Juodkrantės, Karvaičių, Parnidžio kraštovaizdžio draustiniai, Naglių, Grobšto rezervatai čia riboja bet kokią žmogaus veiklą. Preiloje neseniai teko palydėti į žemyną ir paskutinę karvę. Iš vienos pusės griežti reikalavimai atvykstantiems, iš kitos pusės patogumai jiems. Per metus Kuršių Neriją aplanko apie 700–800 tūkstančių turistų. Ir kiekvienas jų turi suprasti, kad jų elgesys čia turi priminti pagarbę tylą, lyg Luvro muziejuje prie Monos Lizos. Kuršių Nerija – didi pasaulinė vertybė. 2000 metais ji kaip kultūrinio kraštovaizdžio objektas įrašyta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Nuo pat kryžiuočių laikų Kuršių Nerija tarnavo kaip pašto kelias, kuriuo dardėjo karietos su žiniomis iš Rygos, Karaliaučiaus, Dancigo ir Berlyno. Koks ten kelias! Paštininkų laukė daugybės staigmenų, nes važiuoti reikėjo pajūriu, vienu ratu vandenį, per grimstantį smėlį, siaučiant audroms ir kepinant saulei. Jei renkiesi šį kelią, tai būk pasiruošęs, kad tavo siela bus supurtyta iki pat jos gelmių, rašė Kuršių Nerijoje į audrą patekęs prancūzų istorikas Denis Diderot. Ir gražioji Prūsijos karalienė Luizė, bėgdama su šeima nuo Napoleono kariuomenės, turėjo patirti visus Nerijos pašto kelio smagumus.